Sveiki, šią laidą pradedame Paryžiuje. Čia vyksta bene svarbiausias šio rudens automobilizmo renginys – pasaulinis Paryžiaus autosalonas. Pasaulinės naujienos mes parodysime šiek tiek vėliau, o dabar mūsų reportažas iš Kauno apie žmonės, kurie pasidarė ne tik savadarbius automobilius, bet ir savadarbius numerius. Lietuviai garsėja kaip nagingi žmonės, mėgstantis konstruoti, remontuoti, kurti viską patys. Turime nemažai automobilių tobulintojų, kurie gražina ir naujam gyvenimui prikelia senus ar tiesiog nuobodžius automobilius. Tačiau su tokiamis mašinomis gatvėse draudžiama važiuoti. Mat pagal techninių apžiūrų reglamentą automobiliui negalimi praktiškai jokie tobulinimai. Transporto priemonė turi būti tokia, kokia išriedėjo iš gamyklos. Tobulintojai rado savotišką išeitį. Kas 2 metus prieš techninę apžiūrą užsidaro garaže, perrenka automobilį, kad jis būtų toks, kokį pagamino, ir praėję techninę apžiūrą vėl įvaro mašiną į garažą ir viską grąžina atgal. O ką daryti tiems, kurie automobilio tobulinimo nepakanka? Kartais transporto priemonė perdurama taip, kad į atgalinę būklę jos kas 2 metus nebesugrąžinsi. Tada laukia kryžiaus keliai atliekant techninę ekspertizę. Tai kainuoja daug laiko, pastangų ir dar daugiau pinigų. Sprendimą jiems siūlo Kaune įsikūrusi savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacija. Ji užregistruoja tokias transporto priemonės, kurių neregistruoja nei vienas valstybės registras ir suteikia savo registracijos numerius. Tai nėra išeities visiems namudiniam konstruktoriam, todėl kad pasitaiko tokių atvejų, kai žmonės pateikia tokius savo kūrinius, kad iš tikrųjų gaila, kad žmonės investuoja savo laiką, pinigus ir pagamina tikrai pavargusius tokius kūrinius, kurie negali važiuoti nei gatvė, nei kitur. Deja, tokių asmenų atsiranda pakankamai daug ir daugeliu mes pasakom ne. Taip pat mes ne visas transporto priemonės savadarbės galim registruoti, todėl kad vis dėlto transporto priemonių registravimo klausimus sprendžia visų pirma saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Tai būtent savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacija savo įstatuose yra numačiusi, kad be visų veiklų, kas yra susijęs su savadarbių transporto priemonių gamyba, legalizavimu, registracijos numerio suteikimu, identifikacinio numerio suteikimu, yra viena iš svarbiausių sąlygų, kad mes registruojam savo asociacijos valdomame ir tvarkomame registrą tik tas transporto priemonės, kurios nėra valstybės valdomų registrų objektai. Valstybė yra daugelėje sferų palikusi savieigai. Paimkim tuos pačius sunkiosius keturračius motociklus. Mūsų asociacijos veiklos dėka mes grąžinom teisėtiems savininkam 3 pavogtus keturračius motociklus, kurių niekas neberegistruoja. Ir būtent ta aplinkybė, kad tokios transporto priemonės yra neregistruojamos, tik sudaro galimybės nusikaltėliam pagrobus tokias transporto priemonės bandyti jas realizuoti dėl to, kad jos nėra niekaip apskaitomos. Taip, teisingai, yra tokia problema. Lietuva įsivedė keistą savoką galingasis keturratis. Tai yra transporto priemonė, kuri nepatenka į transporto priemonių, kurios skirtos važinėti keliais, tai yra keleiviams vežti kategoriją, ir Lietuva tokių neregistruoja. Jis susigalvojo galingasis keturratis, bet dėja ne vienas gamintojas tokių transporto priemonių negamina. Šiaip tai yra transporto priemonės skirtos tam tikriems darbams atlikti miške, žemės ūkyje ir paprastai registruoja prie žemės ūkio transporto priemonių. Pas mus dėja ne. 14 metais Europos teisingumo teismas pasisakė, kad transporto priemonės su vairu dešinėje pusėje turėtų būti registruojamos Lietuvoje, tačiau po šią dieną jos yra neregistruojamos. Du žmonės atsiduria turintis transporto priemonės su vairu dešinėje tikrai tokio nepavydėtino situacijoje. Vienas iš tų transporto priemonių, kurias mes registruojam ir išduodam registracijos numerius, būtent dešiniavairiai automobiliai. Tai ar galima su tokiu automobiliu važiuoti keliais? Iš esmės taip, tačiau skirtumas yra toksai, kad paprastas nagingas žmogus susikūręs transporto priemonę, kurie atitinka valstybės nustatytus reikalavimus, tačiau nėra reglamentuota jos įteisinimo registracijos tvarka, jis neturi galimybės apsiginti savo interesų. Tokiu atveju, jeigu policija jį nubaus ar bandys surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą perduoti svarstyti tai teismui. Tai būtent savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacija atstovauja visiems savo nariams teismuose, būtent
būtent ginant jų pažeistas teisės dėl galimybės turėti, naudoti, registruoti tas transporto priemonės, kurių valstybė neregistruoja. Būtent dėl šios veiklos manau, kad mes ir turime tiek daug pasiekėjų, nes žmonės neturi kitos išeities. Nepaisant to, savadarbėms transporto priemonėms yra atliekama techninė apžiūra, draudimo bendrovės jas apdraudžia civilinės atsakomybės draudimu. Techninė apžiūra yra kaip nustatyta saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, tai yra periodinė privaloma transporto priemonės, kuri yra registruota Lietuvos Respublikoje apžiūra. Kadangi šios transporto priemonės nėra registruotos nei viename valstybinėme registre ir kad nebūtų painiavos, pas mums yra atliekama techninė patikra. Techninė patikra apima visus pagrindinius agregatus, tokius pačius, kokius tikrina transporto priemonė atliekant techninę apžiūrą. Ar savivaldybėje, traktoriam ar savaeigiam mašinam, ar techninio apžiūrų stotyse. Na, galbūt šiek tiek yra supaprastinta, bet iš esmės transporto priemonė, kurios visi 4 ratai bus nudilę arba su skirtingų protektorium arba neveikiančių žibintais, techninės patikros pažymėjimo negaus. Kaip yra pagal apibrėžimą, registracija tai yra administracinis leidimas patekti transporto priemonė į eismą. Ir kuris savy turi keletą sąlygų. Tai pirmiausia, transporto priemonė turi atitikti kažkokias numatytas techninės sąlygas, kurias reikia patikrinti ir įsitikinti, kad jinai yra saugi. O savadarbės, jeigu tai būtų savadarbės, mes irgi galėtum registruoti po tokio patikrinimo. O apie numerius, minėjote, kad neišduodate numerių, bet vis tiek transporto priemonės turi tokius įdomius numerius, tai iš kur jie atsiradė ir kaip čia viskas veikia su tais numeriais? Tai būtent labai geras klausimas, tol kad tas klausimas taip pat kelia kontroversijas ir mes turim tokių atvejų, kaip kelių policija surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus mūsų nariams, neva jie važinėja su suklastotais valstybiniais numerio ženklais. Asociacija išduoda registracijos numerį. Kaip matyti, ant registracijos numerių yra aiškiai užklijuoti lipdukai, kurie atkreipia, kad tai yra savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijos registracijos numeris. Tai nėra valstybinis numeris. Tai būtent skirtumas tarp valstybinio numerio ir registracijos numerio yra toksai, kad valstybinis numeris tai yra privalomas. Registracija savadarbių transporto priemonių gamintojų asociacijoje yra savanoriška. Ir būtent tik tai tų transporto priemonių, kurių registracija nėra numatyta. Šiuo atveju mes neišduodam valstybinių numerių ženklų, mes išduodam registracijos numerius. Nekvestionuotina yra tik tai, kas skirta pačiai registracijai. Tai tikrai neabejoju, kad tam tikroje apimty, tam tikrom transporto priemonėm, kurios, aišku, atitinka ten žemės ūkio technikos apibrėžimą ir galbūt ir savadarbiai kitai technikai, registruoti teisę, galima sakyti, kad turi. Bet mes turim suvokti, kas yra registracija. Mes kalbam apie registraciją, kurią tokia asociacija atlieka, tai tam, kad identifikuoti transporto priemonę kaip kažkieno nuosavybę ir kad būtų aišku, kam tai priklauso, jeigu kiltų ginčas dėl nuosavybės. Tik tai tiek. Viešajame eisme, mano nuomonė, vienareikšmiškai negali dalyvauti. Bandymai daryti prielaidą, kad neva tai pati asociacija vykdo techninę apžiūrą, man, sakykime, atrodo keisti, nes ta techninė apžiūra vis tiek neturi jokios galios viešajam eismui. Tai yra valstybė aiškiai yra įgaliojusi tam tikras institucijas, kur galima atlikti techninę apžiūrą ir ko reikia, kad transporto priemonė dalyvautų viešajame eisme. Galutinį sprendimą teisinėse valstybėse vis tik teikia teismai. Štai vieno jų išrašas. 2015 m. gegužės 19 d. kelių policijos pareigūnai sustabdė pilietį RR dėl to, kad vairavo transporto priemonę su suklastotais numeriais, kuri nebuvo įregistruota nustatyta tvarka. Už tai teismas paskyrė 231 € baudą. Ši Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartis buvo apskųsta. Tačiau praėjusių metų spalio 5 d. Kauno apygardos teismas apeliacinio skundo netenkino ir paliko galioti pirminę nutartį. Vasarą socialiniuose tinkluose kreipėmės į vairuotojus.
Turite ydų, kažkas jums nepavyksta prie vairo, o gal šeimos nariai, draugai, vairuodami kažką daro ne taip, kaip reikia, praneškite mums, o mes pakviesime į pamokas Panevėžio darbo rinkos mokymo centre, leisime jums pajusti, kaip vairuojate, kodėl taip vairuojate, kodėl vairuoti taip nereikėtų ir kaip vairuoti teisingai. Jums padės pats geriausias saugos vairavimo instruktorius Lietuvos ralio čempionas Vytautas Švedas. Šiandien mes vėl esame Panevėžio darbo rinkos mokymo centro poligone, slidūs paviršiai, daug įvairių automobilių ir nagrinėsime tokį rodos niekingą ir nelabai aktualų klausimą, kaip reikia laikyti rankas ant vairo. Galima vairuoti automobilį viena ranka, o gal vis dėlto reikia abiejų rankų. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną, sveiki atvykę į mūsų kuklę laidą, kuklę laidos rubriką, kaip norintys išmokti arba patobulinti savo vairavimo įgūdžius. Tai dabar belieka tik tai įvardinti problemą, kas ir kur galvojate, kad galėtų būti tobulinama. Tas toks laisvas vairavimas viena ranka. Aha. Kuris ten gali telefoną čia laikyti, ar turi kažkokių pavojų, ar neturi. Ir kavytės, ir nekavytės. Kava, mobilus, kažkokie dar, ten aišku negalima tai, bet vis tiek. Jeigu mechaninė dėžė, tai kartais žmonės mėgsta ir ranką laikyti ant bėgių perjungimo svirties, nors jinai tenais iš viso nereikalinga. Ne? Tai šiandien mes tada šitam mūsų mažam eksperimentui pasitelkiam į pagalbą labai slidžią dangą, kas yra turbūt kad norma žiemą Lietuvoje. Mes turime slankiojančią platformą, kuri pasislenka, kai mūsų automobilio galas užvažiuoja. Ne? Tai mes pabandykim ir išvairuoti automobilį vieną ranką toj situacijai. Ne? Ar mums pasiseks, ar mums nepasiseks, gal mes sakysim, kad viskas tvarkoje ir tą vieną ranką galima toleruoti. Bet pasižiūrėkim, kaip bus. Nuo tų kūgelių iki kūgelių mėlynų, mėlynos platformos reikia laikyti vienodą tolygų greitį. Jis turėtų būti apie 35 km per valandą. Kur mūsų rankos? Rankas liko vietoj. Ir mes turėjom šansų teorinių išvažiuoti. Jokių. Na tai biškis taptų. Reakcija po žmogų vis tiek susiformavus per daugelį metų, kadangi vairavimo stažas turbūt kiek? Virš 20 metų. Virš 20 metų, tai be abejo reakcija ir suvokimas automobilio, kad jisai slysta, matosi, kad jisai yra ir pakankamai geras. Pasukimas ir laikas pasukimo tikrai buvo pakankamai geras ir pusė, kurią mes pasukom, buvo gera. Bet tada jau trūko mum persukti vairą. Ir po to jau lyginimui nebuvo net jokių iliuzijų, nes tada jau buvo pasimesta ką daryti, nes į tą pusę jau niekas nebeklauso, tada į kitą pusę atsukinėti, į kitą pusę, kai pradėjom atsukinėti vairą, tada jau automobilis pradėjo suktis į vilkučių. Tai galim pabandyti dar kartelį, kad užtikrinti, ar iš tikro gal mums čia tai tik tai. Akceleruot bandom, reikia, ne? Bandom. Opa. Nu dabar biški lygtai geriau, bet mes vis tiek lėkiam nuo kelio. Mes lėkiam nuo kelio ir kai mes atsimušėm į tą geresnį sukibimo dangą, tada jau mes išsilyginom tik tai. Bet iš principo tai dar trūko iki normalaus išvažiavimo ir būtumėm turbūt išdaužę papildomai kokius 3-4 automobilius, jeigu eisme būtumėm tą patį darę manevrą. Dabar pabandysime jau grįžti į normalų doros kelią, kokį aš galvoju, kad jis yra doros kelias ir normalus kelias. Vairą mums reikia laikyti ties 3 ir ties 9 ir 3 valanda, net lygiai vieną prieš kitą. Tai čia yra netgi išgaubimai padaryti nykščiam, kad būtų patogu. Dabar atstumas taip pat yra labai svarbus nuo vairo iki kūno. Tai dabar turėtų būti ant 3 ir 9 valandos padėjus rankas apie 90 laipsnių kampas čia. Jisai toks ir gaunasi. Tai vadinasi, mūsų petis ir mūsų manevro galimybė yra pati didžiausia. Sėdėsena ideali, rankos idealiai, tai dabar belieka pasitikrinti ir mums bus lengviau važiuoti. Tai turi išvengti to slydimo tokiu būdu. Taip, sukam. Gerai, vis tiek dabar čia tas jaunatviškas maksimalizmas trūko 2 dalykų. Trūko pasukimo vairo. Laikant vieną ranką vairą, mes
lyg ir pasąmoniai turim, kad negalim daugiau sukti, todėl kad neleidžia konkrečiai petis ir dėl to, kad manevruojam viena ranka. Su dviem rankom mes turėtumėm kiek daugiau pasukti vairą, nes automobilio galas tikrai labai smarkiai paslydo, tai mums trūko pasukimo kampo. Dvi rankos, jeigu jos yra ant vairo, jos leidžia pasukti daugiau vairą, kad lyginti. Galėtum su viena ranka pasukti iki čia grubiai, su dviem, sakau, 10-15 laipsnių galim pasukti daugiau. Tuo pačiu trūko lygiagrečiai ir akceleracijos. Ne? Tai pabandykim dar kartą. Sukom daugiau. Ir gazas. Nu va, dabar išvažiavam, bet vis tiek trūko pasukimo. Jeigu jo pirmoji fazė būtų buvę daugiau, tai tada klausimų apie lygėjimą būtų mažiau. Jeigu pirminiai fazėje būtumėm pasukę staigiau, daugiau, jeigu vaira pirminiai fazėje, tai tada automobilis net nebūtų paslydęs tiek daug ir būtų išvažiavęs. Sukam gazas ir lyginamės ir išvažiavęs. Nu, galim sekundį gal pasikeisti, aš pabandysiu šitą pravažiuoti, kaip man atrodo. Aš irgi lygiai taip pat pamėginsiu pravažiuoti su dviem rankom ir su viena ranka. Ir automobilis lyg ir išsilygina. Tu neleidi paprasčiausiai jam paslysti, nes susuki vairą tiek, kiek reikia. Tiek, kiek pabėga tavo automobilio galas, tiek pat susuki ir vairą. Nu dabar bandom su viena. Bandom su viena, aš bijau. Reikia žiegnotis, nes niekada to nesudaręs, prisiekiu. Rezultatas panašus. Reakcijos laikas mano buvo geras, bet trūko jėgos konkrečiai pasukti automobilį taip staigiai, kaip aš galiu pasukti su dviem rankom. Tai manau, kad atsakėm į klausimą, ar tikrai yra patogu, apie patogumą kitas klausimas, bet ar saugu vairuoti su viena ranka, labai abejoju. Nu, dėl bendros tvarkos aš dar kartelį pabandysiu pravažiuoti su viena ranka, nes, kaip sakiau, mano buvo krikštas važiuoti su viena ranka, tai galbūt reikia biškį apsiprasti ir gal pas. Kartą jau patirtis. Man pavyko, bet tai yra gerokai sunkiau. Ar aš turėjau ir sukti, ir persukti, ir daryti visus manevrus, aš tą turėjau daryti. Jeigu aš nebūčiau persukinėjęs, jeigu aš nebūčiau paplovęs tų indų, tai mes tikrai nebūtume išsilaikę. Bandykim vairuoti su dviem rankom, indus plaukim su viena ranka, o šokim su kojom. Tai vat yra atsakymai. Na štai dabar kviečiu ir jūs keliauti su manimi į Paryžių. Čia vyksta didžiausias šių metų automobilizmo renginys – pasaulinis automobilių salonas. Čia pristatomos visos rudeninės automobilių naujienos, kurios netrukus, gal šį rudenį, o gal pavasarį atkeliaus į Lietuvą. Taigi keliaukime į erdves Paryžiaus sales. Peugeot giminės veisėjai pristatė du liūtukus, vieną mažesnį, kitą didesnį. Tai Peugeot 3008 ir Peugeot 5008. Palyginti juos galime su gerai žinomais Nissan automobiliais. Tai Nissan Qashqai ir Nissan X-Trail. Tu finis asphyxié, ossifié, tuméfié, momifié, en fais-tu tout fané. Et en plus, mon salaud, tu enfumes les voisins. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est malsain. Broliai dvyniai yra panašūs, skiriasi dydis, variklių gama, įranga ir prošvaisa. Lietuvą pirmiausiai pasieks 3008.
Jis atvyks tiesiai į metų automobilių konkursą lapkritį. Gamintojai kainos kol kas neskelbia, bet tikimasi, kad jis kainuos panašiai kaip ir varžovai rinkoje. Didesnysis liūtas 5008 atvažiuos pavasarį. Čia tik mes lietuviai svajojame apie didelius, patogius, komfortiškus ir gerai atrodančius automobilius. Tuo tarpu vakarų Europos svajoja apie mažus, vikrius ir labai ekonomiškus automobiliukus. Taigi ir Citroën pristato naują savo Citroën C3. C3 tai Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Hyundai 20 varžovas. Panašaus dydžio, su tokiais pat mažais ir ekonomiškais varikliais, tačiau išsiskiriantis prancūziškai ekstravagantišką išvaizdą patogumu. C3 yra praktiškas kasdienis daikčiukas užkimštoms Paryžiaus gatvėms. Tačiau svajoti juk neuždrausi, o tai daryti prancūzai moka. Pernai žavėjomės efektingų Renault erdvėlaivių S-Pace, o šiemet gavome jo mažesnę versiją Scenic. Tai tikrai kokybiškai ir maloniai padarytas automobilis jaunai šeimai. Scenic tai ne mažesnioji S-Pace kopija, o visiškai naujas automobilis. Atidžiai apžiūrėję tikrai neradome prie ko prikibti. Kokybiškos salono apdailos medžiagos, jame patogu įsikurti. Belieka tik pasikliauti gamintojų pažadais, kad automobilis bus ne tik malonus, bet ir patikimas. Prancūziškų automobilių kaiminystėje įsitaisęs ir japoniškas Nissan. Nenustebkite, mat Renault ir Nissan yra verslo partneriai. Nissan pristato revoliuciniu vadinamą mažai savo automobilį Micra. Revoliucija yra tame, kad su naujaja Nissan Micra pristatome krūvą inovatyvių technologijų, kurios pirmą kartą debiutuoja B klasės segmento automobilyje. Tai ne tik tai, kad priekinio avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų atpažinimu, bet to pačiu inteligentiška aplinkinio vaizdo sistema stebėjimu ir būtent tos pačios Safety Shield technologijos, kurios anksčiau buvo diegiamos prabangesniuose Nissano ir kitų gamintojų modeliuose. Pažangios technologijos ateina ir į mažo segmento automobilius. Taigi nuo šiol eismo saugumo elementai bus prieinami ir mažųjų klasių automobiliams. Šiais laikais visi automobiliai nori būti panašūs į manekenės ir atsikratyti antsvorio. Kiekvienas stengiasi būti vis lieknesnis ir lieknesnis. Tačiau Land Rover Discovery ko gero pasiekė absoliutų rekordą. Jis atrodo, lyg būtų pagimdęs kokį nors mažą Discoveriuką, mat atsikratė net 400 kg svorio. Patikslinsime, automobilis suplonėjo net 480 kg. Taigi jis ne tik lengviau išplauks iš bekelės purvų, bet ir ekonomiškiau važiuos, bus maloniau valdomas. Svorio netekęs Britas tapo didesnis ir pailgėjo 14 cm. 5-osios kartos Discovery prekyba prasidės kitų metų sausį. Škoda puikiai žino, jog rytų Europos gyventojams baisiai patinka dideli ir labai pravažūs automobiliai. Taigi jie sukūrė Kodiaq, kuris Lietuvoje, dar nepasiekęs Lietuvos, jau gavo pravardę Koniaq. Taigi Koniaq pats didžiausias Škoda automobilis, kuriame yra net 7 sėdimos vietos. Lietuvoje jis pasieks sausio mėnesį. 4,7 m ilgio visureigis primena Audi Q7, bent jau proporcijomis. Jame galės važiuoti 7 žmonės. Didelis SUV erdvumu primenantis Superb nėra labai prabangiai įrengtas ir tikrai nekonkuruos su Audi.
tačiau atrodo niekiek neprasčiau nei Volkswagen Tiguan. Technikos progresas vyksta velniškai sparčiai. Jeigu prieš keletą metų elektromobilių rida buvo 100 km, po to padidėjo iki 200 km, tai štai naujoji Opel Ampera važiuoja per 500 km. Naujasis elektromobilis turės 203 arklio galių ir 360 Nm variklį, kuris leis jam iki 100 km/h pagreitėti per 7 sekundės. Planuojama automobilio kaina apie 35 000 eurų. Prekyba prasidės dar šiemet. Kasdien vis labiau tikiu, jog ateityje važiuosime elektriniais automobiliais. Tokią nuojautą paskatina dabartinės technologijos bei rinkos ypatumai. Paklausykite, praėjusį mėnesį Renault pardavė pasaulyje 100 000 elektrinių automobilių. Tai yra gera žinia, tai yra geras jaukas, ant kurio kimba net ir stambios žuvys, tarkim Mercedes-Benz. Vokietijos gamintojas Paryžiaus parodoje pristatė visiškai naują platformą EQ, ant kurios bus gaminami ateities elektromobiliai. Viskas remiasi į vieną skaičių – 5. 2 varikliai generuos 500 arklio galių pajėgumą, o pakrautas automobilis galės nuvažiuoti 500 km atstumą. 100 km greitį jis galės pasiekti per 5 sekundės. Toks yra ateities Mercedes-Benz elektromobilis. Tik tiek naujienų iš Paryžiaus autosalono tilpo keliose mūsų laidos minutėse, tačiau neliūdėkite, kitose laidose mes parodysime tikrai daugiau. O dabar iki kito karto vairuokite saugiai.